Sveiki, esu filmų kompozitorius Kipras ir šiandien noriu Jums papasakoti, kaip galima įnešti magijos į filmo garso takelį. Tai nieko nelaukim ir atsidarykim sesiją. Tai šiandien kalbėsime apie magišką sceną iš lietuviško nuotykių filmo Visai šeimai Pranašystė Lietuvai. Filmas yra apie tai, kaip Žygimantas su Teisučiu ieško lobių paslėpto Vilniaus požemiuose. Ir scena yra iš antrosios filmo dalies, kada Teisutis su Žygimantu labai daug patiria nesklandumų ir vis neranda to lobio ir visi jam trukdo. Šita magiška scena turėjo filme atvaizduoti šiek tiek lengvumo ir parodyti, kad dar viltis neprarasta, kad visgi tie požemiai nėra tokie tamsus, lobis visai jau šalia. Užmeskime akį į sceną ir pažiūrėkime, kas vyksta. O, žiūrėk. Žygimantas pamato grybuką. Ir girdime tokius dangiškus elementus kaip mikrofonas, arfa styginiai. Dar daugiau. Aš visą gyvenimą lobių ieškau. Vis labiau atsiskleidžia tas kambarys. Viskas vis labiau kvėpuoja. Paskui kaip bus. Kaip čia gražu. Ir pasakos istorija toliau. Kambarys toliau pildosi, paišosi instrumentais. Barbarytė! Barboros vaiduoklis menamas. Čia ramu kaip norėtųsi prigult. Norėtųsi prigult, eik greičiau. Tokia fantazija, bet kažkas gal ir ne iki galo gerai. Čia. Ir jo, veda muzikinė harmonija veda, rodo, kad Bet čia koks visgi tensionėlis gražus. nėra viskas taip, kad gražiai išsispręstų ir O, žiūrėk. jo, jie pereina į kitą kambarį ir tęsis nuotykiai toliau, o kitas kambarys labai tamsus kambarys. Gal paliksiu jį vėliau, panagrinėti vėliau, tai dabar pakalbėkime apie tą magiją. Kas sukuria būtent tą magiją? Pats magiškiausias instrumentas, kurį kada nors išgirsite, glockenspielas. Paklausykite, kai jie skamba. Turbūt iš karto kyla asociacijos. Tai tikriausiai pats magiškiausias instrumentas, kurį girdėjote, yra glockenspielas. Ir gal pavadinimo nežinote, bet aš jį paleisiu ir tikrai atskirsite, kas tai yra per instrumentas. Turbūt klausantis iškart kyla nuotaika vienas namuose, kalėdų, gal Hario Poterio netgi. Labai magiškas instrumentas. Tada pridėjau dar arfas, kurios turi nupaišo ir duoda dangiško atspalvio. Atrodo, kad viskas vyksta nebe tamsiuose požemiuose, o kažkur tai, kur visai šviesur gera. Ir tada labai sinematiški styginiai instrumentai, kurie duoda to epiškumo ir to truputį misteriškumo ir magiškumo. Ir prisideda variniai pučiamieji, kurie rodo, kad jie tokie tamsesni ir atrodo, kad ne viskas čia taip ir paprasta ir gražu. Ir tada pereinam į kitą sceną. Tai va, tai tikiuosi pamatėte, kaip darosi kino magija, kaip kuriasi magiškas kino takelis. Ir ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kituose video.